Labas vakaras visiems, kurie jau esat prisijungę. Tad ar laukėt šitų zoomų, nes ilgą laiką, kol mes atostogavom, mūsų čia nebuvo ir zoomų nebuvo. Ar labai buvo liūdna, mergaitės? Kas laukėt mūsų, kas nelaukėt mūsų? Gabrielė, laukiam. Laukiam, aišku, kad laukiam. Tai va, Laukiam, labai laukiam. tai vėlgi naujiem žmonėm, kurie žiūrės per YouTube'ės kanalą, tai irgi pristatysim, kai visą laiką, kiekvieną kartą, kuo mes čia užsiimam, tai yra M International produktai. Tai pats pirmiausias tai yra bomba Green Maxas. Ką daro Green Maxas, tai valo žarnyną, kepenis ir visus kitus organus ir turi gydomąjį poveikį. Tai kai mūsų medikai sako, kad kepenys nėra pagydomos, tai va štai ką padaro Green Maxas, jisai padaro darbą už medikus, ar ne? Parodo tai, ką jisai gali padaryti. Sekantis, tai yra Blue Maxas, tai yra kraujo valymas, limfos valymas, kvėpavimo takų valymas, vietoj antibiotiko ir daug dar visokių kitokių dalykų jisai taipogi daro. Ir Mimaxas, tai ląstelių maistas, kur ląstelę atgeneruoja. Reiškia, jeigu mūsų organizme yra kažkokia tai patologija, liga, tai yra nesveikų ląstelių arba netgi ir negyvų ląstelių, nes negyvos ląstelės jos pradeda parazituoti mūsų organizme. Taip kad šitas Mimaxas, jisai atpažįsta gerąją ląstelę, ją daugina, nesveiką ląstelę žudo ir kartu su negyvom ląstelėm visus išveda iš mūsų organizmo. Dėl to mes ir pradedame jaunėti. Ne? Tai šita trijulė, jie yra visi trys draugai, nepakartojami, neišmainomi ir, nežinau, jau kai jis pradeda juos naudoti, tai sako, aš jau su jais apsiženijau. Ne? Tai mes jau, kurie naudojam, tai mes žinom, kad šitų produktų, ypatingai šitos trijulės, niekada mes jos neįskirsime, nes daro labai didelį darbą. Ir dar vienas produktas, tai yra Fleximaxas, kuris taipogi yra bomba prieš visus virusus ir jį naudoti reikia dvejopai. Jeigu mes norime, kad padėtų jis mūsų sąnariukams, tai reikia arba į vėsų vandenuką įsimaišyti arba sausą, o jeigu yra kokia bacila mūsų organizme, virusas, bakterija, dar kažkas tai tokio, tai užpilam karštų vandeniu, kaip arbatą išgeriam. Tai jis dirba dvejopai. Ir mūsų nuostabiausioje Jekaterina. Tai netgi aš jau esu anksčiau pasakojus, kokį stebuklą jinai padaro, netgi moteris, kurios negali pastoti, susilaukti vaikučių, tai pradėjus Jekaterina praustis, susilaukė vaikų. Tai yra Mongolijos pavyzdžiai. Kai aš buvau Mongolijoje, tai moteris jau tikrai, galima sakyti, amžiuje, kad jau nebenorėtų turėti vaikučių, tai negalėjo visą laiką pastot, pradėjo prausti su Jekaterina, pradėjo tepti savo intimę vietą ir kiekvienais metais po vaikutį. Tai va, garbaus, ne tai kad garbaus amžiaus, bet jai 40 ir susilaukė 4 vaikų. Tai va, ką padarė mūsų Jekaterina. Taip, dar viena bomba. Kordimaxas, kurio sunku tikrai mums į Europą
jo atsigabenti. Tai irgi, jeigu norit gauti visų vitaminų, visų mineralų, visų medžiagų, tai taipogi prie visos šitos trijulės, jeigu jūs dar pridėsit Kordimaksą, tai gausit dvigubą bombą. Tai kaip atrodo buteliukai. Vienoj dėžutėj yra, taip, kaip čia 30 mm, 14 butelių šitoj dėžutėj. Tokių 14 buteliukų. Tai reiškia, viena dėžutė 2 savaitėm, nes vienas buteliukas yra parai, dienai. Ir jame yra seleno, ko labiausiai mūsų organizme trūksta. Nes prie Černobylio, kai Černobylio tas visas įvykis buvo, iš žemės išėjo visas selenas. Ir mes to seleno negauname per daržoves, vaisius, uogas, to, ko mes turėtume gauti gyvybiškai svarbių elementų. Ir kava. Kas naudoja šitą kavą? Ir norėtumėt kitos kavos? Aš naudoju. Ar norėtumėt kitos kavos dabar po šitos kavos? Jeigu kitos kavos, tai norėčiau Cordycepso kavos. Tos pačios, tik tai su Cordycepsu. Arba šitos. Labai gaila, bet teks priprasti prie šitos kavos, nes su Cordycepsu jau daugiau nebus. Šita kompanija tobulina šitos visus produktus, išeina jau naujos gamybos Greenmaxas ir pakuotė bus visiškai skirtinga negu šita. Ir kas 2 metai kompanija šitos produktus juos tobulina. Tai kiekvienas naujas produktas, jisai bus ir skirtinga pakuotė ir bus jisai žymiai geresnis. Tai mes šitą informaciją gavom, kai buvom dabar Kinijoje, susitikę su aukštais, sakykime, pareigūnais, ar ne, mūsų kompanijos, daug pasiekusiais ir daug turinčiais informacijos. Tai kas keli metai bus atnaujinami šitie produktai, patobulinti ir vis kuo toliau, tuo bus geresni. Tai šita kava iš mano gyvenimo turbūt ko gero jau niekada neišeis. Atspėkit, kiek šį kartą nusipirkau aš tokių kavos pokelių. Kad tik tais pas mane jo nebūtų trūkumo. Kaip įsivaizduojate? Begalybė. 8. Viktorija sako 100, 100 tai gal ne. 8 dėžės. Viktorija arčiau tiesos buvo, tai Viktorija, aš jums dovanoju šitą pokelį kavos. Pas mane jų yra 120 ir nei vieno nėra pardavime. Nes visą tai nusipirkau tik savo, kad niekada aš jos nepritrūkčiau. Ar ne? Tai aišku, juokauju, parduosim, kam reikės, tam pagelbėsim, bet šiaip tai jau kas norės šitos kavos, kol dar yra sandėliuose, nusipirkit ir į priekį, nes todėl, kad jie labai labai greitai baigėsi, todėl, kad pirmas dalykas, jinai yra labai sveika, labai turi daug mineralų, vitaminų ir visokių kitokių dalykų, ko neturi mūsų paprastose kavose, ar ne? Tai irgi daro labai gerą didelį poveikį mūsų organizmui. Ir valymo procese organizme taip pat kava irgi dirba. Tai va, dar visko aš jums neišrodžiau, nes aš jų ir neturiu, nes daug produktų ateina dar ir papildymo, naujų produktų. Tai aš apie juos ir nešnekėsiu, kaip jie atsiras, tada mes juos parodysim ir pakalbėsim. Bet šį kartą pakalbėkime apie tai, ką mes išgirdome Kinijoje, susitikę su savo sponsoriais ir tikrai jau ten padirbę 5 metus, turėjo labai labai daug visokių
atsiliepimų ir visokių pavyzdžių nuo visokių ligų ir taip toliau. Tai perduosiu Henrietai žodį, nes ji šaunuolė, rusų kalbos niekada nesimokino ir mane labai labai nustebino, kad ji prabilo rusų kalba laužyta sunkiai, bet vis tiek jinai įsikovojo pašnekesius su mūsų lyderiais. Tai Henrieta, perduodu žodį tau, papasakok, ką tu ten girdėjai, ką tau pasakojo, ko tu klausei, ar ne? Tai Mhm. klausom Tai tave. gerai, aš prieš gal pradedant, tai pas savį yra svečių, tai kad darysiu duris, nes man rašo. Tai kaip ir sako Valentina, man tikrai buvo labai įdomu, kas ten vyksta ir kokius rezultatus tie žmonės turi. Man tikrai smalsumas vedė mane, nors ir be kalbos buvau, bet va, kai, žinot, kai sako, kai labai nori, tai tu viską gali, ar ne? Visom kalbom. Kadangi aš turėjau čia paskutinį zoomą prieš važiavimą į Kiniją, tai turėjom tokių kaip ir užklausų, ar ne, kad paklausti apie vilkligę. Ar tos šalys turi rezultatų su vilklige. Tai tikrai taip ir sakė, ko gero labai ilgas procesas, ar ne, kol ją susitvarkys, bet tikrai tikrai įmanoma. Toliau apie baltas dėmes. Dabar nepasakysiu tiksliai, kaip užsivadina ta, nežinau kaip pavadinti, liga ar ne, simptomai. Tai baltos dėmės ant organizmo, ant kūno, ant odos reiškia, kad yra labai daug baltmėjo. Bet yra dar kitaip, dar jinai vadinasi, ne tik baltmė. Tai jinai reiškia, kad yra organizme labai daug parazitų ir valantis yra, sakė, tikrai nemažai žmonių, kur susitvarkė šią problemą. Tai toliau eisiu prie kitų, ar ne, nesakau, jų pabiški visus kalbinau, kiek įmanoma, tiek ir pakalbinau. Tai ką jie dar susitvarkė, ne? Tai mes žinom, pas mus irgi yra, kas susitvarkė su nerimu, panikos atakom, tai kaip žinom, ar ne, kad žarnynos mūsų antros smegenys, tai tikrai nuo žarnyno susiję ir žarnynas, ir mūsų galva, tai ką mes galvojame, kaip mes jaučiamės emociškai, kaip mes miegame ir taip toliau. Tai dar vienas labai ne tik, kad nustebino, aš jau manęs niekas su šitais produktais nestebina, bet labai smagu klausytis, kai žmonės pasveiksta nuo kepenų cirozės, ar ne? Jau to tokio didesnio laipsnio, kur atrodo žmogus neturi išeities, tai žino, kad numirs. Tai tikrai turi ne vieną atvejį su kepenų ciroze, kas pasveiko, kepenys buvo pačios švariausios, ta prasme, tas pats, kas pradėtų nuo nulio. Tada pas mus dažnas klausimas yra odos problemos, eurazija, egzema ir visa kita. Tai tikrai taip pat, ar ne, mes per vieną mėnesį neišsivalysim, tai turi būti daroma viskas reguliariai. Tai tikrai nemažai yra rezultatų tose šalyse, kur susitvarko odos problemos, nes kadangi odos problemos rodo apie kepenų problemas, ar ne, viską išmušinėja, nes kepenys bando valytis, o mes ką darom, užtepam tepaliukus, ar ne, ir viską užgesinam kažkuriam tai laikui, kol būna tiksinti bomba jau. Labai čia daug užsišnekėjau, bet tokie kaip gastritai, ar ne, refliuksai, su problemos su žarnynu ir tokios nemažos problemos. Aš labai gerai neišversiu, ką jie man sakė pažodžiui, bet tikrai labai sunkaus laipsnio, ar ne, tos problemos, kaip yra, klausiau, ar yra taip pat paūmėjimai, kaip ir yra pas mus. Tai sakė, tikrai taip yra. Ir čia ne tik pas mus tie paūmėjimai, čia labai normalus procesas, kada mes valomės organizmą. Tada tikriausiai daugelis matė, čia tikrai nemažai kas dalinosi, moteris apie insultą, ar ne, jinai labai stipri lyderė Kazakstano yra ir pas ją buvo pusė kūno supolarizuota, jinai negalėjo atsiminti nei ten, tarkim, durų numerio, negalėjo labai daug dalykų darytis, ko pasekoje jinai šiai dienai yra visiškai atsistačius, absoliučiai. Tai šitą istoriją aš labai žinojau, tai prasme žinojau prieš tai. Ir aš kai atvažiavau į Kazakstaną, tai man iš karto norėjosi prieiti prie tos moteris ir ją pakalbinti. Nes tikrai stebuklas atrodo, ar ne? Tai va, ką dar sužinojau, tai apie bombas, produktų maišymo bombas. Tai
Dar nebandžiau pati ir aš gal dar nerekomenduoju bandyti kitiems žmonėms, tol kol mes galbūt neišbandėm tie, kurie jau truputį gerokai ilgesnį laiką panaudoja. Tai Fleximaxą, Bluemaxą ir Mimaxą susimaišom prieš miegą ir einam miegot. Ir kai atsikeliam, turėtumėm jaustis labai gerai. Tai šitą dar aš išbandysiu, tikrai pasidalinsiu, manau ir Milda, ar ne, išbandysim, mes jau visas apie tai išnekėjom, kad mes pabandysim bandymus pirmos tikriausiai. Nes, kaip žinom, Fleximaxo tai nerekomenduojama ypač žmonėm, kurie dar tik tai pradėjo valytis organizmą, įvesti Fleximaxą reikėtų vėliau, o čia cielą pakuotę. Tai nenorim, kad jums būtų stiprus paūmėjimai, tai dar tiesiog palaukiam. Taip pat, ką aš girdau, kad kai mes, va, tarkim, yra žaizdos, ar ne, plaunam Jekateriną, tepame Maksą, tai tenais taip pat sakė, dar geriau veikia Green Maxas. Tai šito dar nebandėm irgi, tai irgi tikrai pabandysim. Tai ant žaizdų sakė, dar geriau veikia Green Maxas. Tai jau Maxas labai gerai veikia, tai žiūrėsim, kaip tas Green Maxas veiks. Tai tikrai labai daug visko, ta prasme, galėčiau pasakyti dar daugiau, bet mes viską turim, ar ne, ką turim. Tai va, yra skydliaukės problemos, pasakojo moteris, kad turėjo uždegimus abiejų plaučių. Tai šią problemą visiškai susitvarkė, būdama ligoniniai. Ta prasme, jinai išvažiavo anksčiau, nes jinai pradėjo, aišku, naudoti žymiai didesnės normas negu paprastai, kai viena, ar ne, vienas paketėlis Bluemaxo, Mimaxo, tai jinai šiek tiek daugiau naudoja ir visiškai susitvarkė šitą problemą. Tada moteris tai pažiūrėsiu, užsirašęs, gal ir neusirašęs, jo, krūtinės vėžio. Tai visiškai pasveiko, turėjo, sakė, ir guzų, ir ten prieš tai didesnių problemų negu tas, tol kol atėjo iki tos problemos, ar ne, kad jau krūtų vėžys. Tai visiškai susitvarkė šitą problemą. Tada, kai mes žinom, ar ne, problemos, kas turi su šlapimu, kas turi menopauzės, šitas problemas sutvarkė. Ir manau, kad ir mes šitų dalykų, tokių, ar ne, sveikatos rezultatų turim jau ir čia. Tai tokių paprastesnių, kaip ir sakau, nevardinsiu, ar neišvardinau tas, kur pasirodė man labai wow. Tai nežinau, topas mano tai kepenų cirozė tikriausiai. Tikrai labai didelė ir moteris su vėžiu, ar ne, ir moteris po insulto. Sakau, kiekviena istorija turi kažką tai tikrai didelę, ar ne? Tai va, tai nežinau, gal turit klausimų kažkokiu, tai gal kažko tai nepaminėjau. Milda, gal nori ką nors pridurti? Nežinau net iš tikrųjų. Dar vieną bombą prisiminiau čia. Aišku, neskatinu nieko gerti alkoholio, bet šventės artėja ir kad nebūtų labai blogai, nes vis tiek bus turbūt kas. Tai mūsų dar viena bomba tikrai sako veikianti ir Bluemaxą su Greenmaxu kartu vakare prieš miegą išgerti irgi čia labai gerai skaido alkoholį. Jeigu kas truputėlį padauginsit per šventes jo, tai tikrai puikiai veikia. Tik, Milda, klausimas, vieną ant vieno, ar kaip? Nes aš Nu, girdėjau, tai kad Bluemaxo jeigu, tarkim, visą... geria Greenmaxo pusę, tai vieną Bluemaxo ir pusę Greenmaxo, pavyzdžiui. Jeigu geria visą, nu tiesiog savo Greenmaxo dozę į vieną Bluemaxą. Tai va, Tai va, matot, Mm. jau kitos šalis, jie ten daro visokius eksperimentus, miksuoja produktus. Mes kaip ir žinom, ar ne, Mimaxą su Greenmaxu prieš miegą irgi maišytis, tai realiai daro labai didelę naudą žarnynui, ar ne? Tai mes čia viską irgi jau išbandėm, tai dabar eisim bandyti kitus dalykus. Tai duodam tikriausiai žodį Valentinai, kad toliau pratęstų. Aš žinau, kad Valentina taip pat šnekėjo su kitais lyderiais, tai gal kažką tai turi dadėti. Taip, aš negirdėjau, ką jūs čia pasakojot, nors maždaug žinau, nes mačiau, su kuo jūs buvot susitikę, su kuo kalbėjot. Tai aš kaip ir pridurti daug galėčiau, daug turėčiau, bet mes šiandieną turime Zoom'e vieną svečią, kuri pristatys, kuo jinai užsiima, kuo jinai gali būti mums naudinga, kuo jinai gali žmogui padėti. Tai labas vakaras, Agne.
Labas vakaras visiems. Tai tu esi, žinau, kad prisijungus šiandieną pas mus prie Zoomo pirmą kartą. Tikrai Su taip. produktais jau tu susipažinus ir žinau, kad tu jau turi ir atsiliepimą, ar ne? Nes ir mačiau, Tikrai kad taip. Turiu gal... labai iš tikrųjų stiprų atsiliepimą, nes turiu dukrą su invalidumu, kurią gydau 7 metus, tai nuo 3 mėnesių. Mes turim labai didelę problemą, tai bronchinė astma, egzema ir tiesiog kartais trūksta deguonies jai smegenyse, tai tenka važiuoti su greitaja. Ir pradėjus gerti Green Maxą, ėmėjai buvo stiprus paūmėjimas, labai stiprus. Viskas valėsi per odą, buvo net žaizdos atsiradę ir dabar galiu pasakyti, kad mes jau 1,5 mėnesio geriam. Aš tokio skaidrumo dukros veido ir kūno nesu mačius per visą savo gyvenimą per 7 metus. Tai šitas produktas, tai yra, nežinau, čia mano stebuklas. Apie mergaitė šonė sėdi, sako, papasako, kad kakojų žaliai. Tai tiesiog valosi, ant kiek dedasi net naujas sluoksnis odos. Aišku, sausumas dar likęs, nes dar gal per mažai mes jo geriam, bet galiu pasakyti, kad tai vienintelis produktas, kuris mums padėjo, nei hemopatiniai vaistai, mes tiek esame, sakau, čia tas vaikas mūsų, tai nežinau, pinigas vaikščiantis, mes tiek visko tepę, tiek bandę valyti kitų produktų, Natural Sunshine, visko bandėm, bet nei vienas produktas taip nesuveikė, kaip suveikė Green Maxas, bet žinoma, kartu mes vakare geriame Green Maxą, ryte geriam Blue Maxą ir Mi Maxą. Tai labai, labai iš tikrųjų produkcija tokia, kur aš tikrai pati turiu sveikatinimo studiją, Alytuje, Vilniuje įkūrus ir dabar galvojam plėstis į Kauną. Tai su biorezonansu ir elektrodų pagalba, dar sujungus per galvą, rankas ir kojas, dar suaktyvina visą veikimą organizme. Tai aš dabar dedu ant sistemos ir tyriu kiekvieną savaitę, tai aš matau, kaip pas ją kepenys, žarnynas, virškinimas, skrandis tvarkosi net, žinokit, dienomis. Tai tikrai noriu dirbti su šita produkcija, nes aš pati turiu visą laiką produktą išnaudoti, kad aš jį turėčiau savo sveikatinimo studijoje, nes esu už natūralius produktus. Tai kaip ir šiandien kalbėjom su Reda, tai sakau, einu su šitu produktu į priekį, nes už tai, kad klientai jau bando ir jie grįžta. Jie sako, Agne, tik tai būk gera, palik man dar, norim toliau bandyti, norim toliau valytis. Tai labai esu laiminga ir tikrai norisi ir reklamą skleisti, ir žinias, ir daryti ir video, kaip iš tikrųjų šitas produktas veikia. Tai čia dabar tik trūksta žinių, mokslo, kas jisai yra, kaip skleisti žinią ir žinokit, tikrai produktas yra vertas aplodismentų aukščiausių, kokį tik yra. O dabar, Agne, klausimas pas tave. Kai sakiau, kuogi gali būti mums naudinga, ar ne? Tai ką tu ten tyri, kaip gali padėti žmogui? Tai aš tyriu 47 organus. Tai pradedant žarnynu, riestąją žarną, ištisinę, išeinamąją žarną, kepenų funkcijas, skrandžio, tulžį matau, kada susidaro smėlis, akmenligė, matau širdies kraujotaką, išeminės ligas, gastritą matau, kraujotaką smegenyse, sąnarius rankų ir kojų ir taip pat stuburą. Tai vienas tyrimas, jis užtrunka iki 5 minučių, bet žmogus, aš labai džiaugiuosi, kai žmogus nusiskanuoja prieš vartojimą Green Maxo ir jisai grįžta po suvartoto vieno pokelio, tada mes matom, koks yra skirtumas organizme ir aišku, paūmėjimas būna stiprus pradedant gerti. Tikrai išlenda ir skambina, sako, man skauda, sakau, iškentėkit tą laiką, tikrai paskaudės, nes už tai, kad yra suaktyvinta. Ir kaip aš sakau, išjudinamos miegančios problemos. Tai mes tai irgi tą patį žinom, labai puikiai žinom, kad Green Maxas, Mi Maxas, Blue Maxas,
tas ligas, kurios miegojo ir dar nebuvo pasiruošusios išlipti, ar ne, tai jas išlaipina Taip. pačioj artimiausiai stoteliai. Ir tada mes savo tikrai pagelbėjom daug greičiau, negu kad liga jau kai jie ateina, išlipa savo stotelėje, tai su ja reikia truputėlį stipriau ir pakovoti. O kai mes ją išlaipiname keliom stotelėm anksčiau, tuomet būna žymiai lengvesnis periodas. Tai mes šią pavyzdį turim Rasą Laurinienę, ar kavytę gėri mūsų. Aš vandenuką geriu karštą. Tai irgi. Labas vakaras, kam dar nesakiau. Tai vat Rasos pavyzdį turim, ar ne, Rasa, jūsų irgi ir kandidos išlipo, ir Jo, man visko daug buvo. o prieš tai mes dar net ir labai dažnai juokėmės, gal net ir kiekvieną kartą, Jo, kaip pavyzdys, sako, aš sveikuolė, sveikai maitinuosi, sveikai gyvenu, man nereikia, bet va reikia tam, manam, kitam, trečiam, o paskui jau ir pati, įdomumo dėliai pabandysiu, ar ne taip? taip. Tai vat mes turim labai daug pavyzdžių, iš tikrųjų, kaip visi šitie parazitai išlipa iš mūsų organizmo, kaip ir minėjau, keliom stotelėm anksčiau. Ir mums tai labai gerai parodo, kas mūsų organizme miegojo, dar kol nebuvo pasiruošę mūsų aplankyti ir pasveikinti. Tai kuo anksčiau žmonės pradės vartoti Greenmaxą, Mimaxą, Bliumaxą, tuo greičiau būsit patenkinti, kaip ir Rasa, kaip ir Agnė su savo mergyte, kaip ir aš pati, kaip ir daugelis iš mūsų, patenkinti, kad mes jau žinome, kad tokios stadijos mes jau nebesulauksim. Vien tik tais ta pagalba žarnyno, kepenų, inkstų, kraujo, limfos, visus kitus dalykus, įsivalę visus toksinus iš tenais. Bet visko mes neišvalysim. Ir dabar dar moteris man sako, na, aš jau geriu ir metai, ir jau netoli 2 metų, ir vis tiek mane kažkoks tai virusiukas pagauna, ar ne? Bet tai yra normalus procesas, tie virusiukai, todėl kad kuo žmogus sveikesnis, tuo stipriau virusas bando įlipti į jūsų organizmą. Ir bet kokiu atveju virusas su imunitetu jie kovoja. Ir tai pranešam, sakykime, pernešam tą peršalimą ar tą virusą žymiai lengviau, negu kad mes, kurie nenaudojam šitų produktų. Tai kad mums ateis vis tie virusiukai ar tos bakterijos, tai be jokios abejonės, tik palengvinam mes savo dalią, kad žymiai trumpiau, 1-2 ir mes kaip agurkėliai, arba netgi ant rytojos mes kaip agurkėliai, lekiam, dirbam ir atrodo, kad to viruso net nebuvo. Ar pritarsit man kas nors? Tikrai taip. Taip, jūs teisi, Valentina. Galiu patvirtinti irgi. Buvau peršalusi, tai čia ta sloga buvo labai užpuolus mane stipriai. Tai pradėjau kas 2 valandas Bliumaxą su Mimaxu gerti. Žinokite, po 2 dienų visai kitas žmogus pasidariau. O mano vyras, kuris nelabai, tai sakant, kadangi vokietis yra, tai jam ten sunku įrodyti tokius dalykus. Tai jisai tik po 3 dienų, aš jam jau sakau, jau jis labai blogai jautėsi, sakau, pradėk, sakau, taigi čia vitaminai yra, sakau, čia ne vaistai. Ir jisai tada kartu su manimi. Žinokite, po 3 dienų ir jam viskas, ne tai, kad jau visai pasibaigė, bet jisai daug geriau pradėjo jaustis, kai aš jau buvau pasveikusi visapusiškai. Tik tai tiek, kad man po to labai valėsi, ir dar dabar, matyt, valosi plaučiai. Iš ryto būna tiek daug, reiškia, tų sankaupų tokių, norisi įsikosyti ir aš niekaip negaliu jų iškosyti. Jaučiu, kad jų yra, bet negaliu iškosyti. Bet tai, nežinau, čia susitvarkys tikriausiai. Bet šiaip tai labai, labai greitai susitvarkė tas viskas.
Dar su Jekaterina va, moteris pasakė patepti nosis tą vidų, kad ta sloga greičiau išbėgtų. Tai ir ta sloga greitai susitvarkė ir visai kitaip pasijutau su tais produktais. Nors negaliu pasakyti, kad aš ten linkusi labai sirgti, bet va, pasigavau kažkokią tai bacilą matyti ir teko kažkaip kovoti su ją. Na, dabar tų bacilų labai daug visur yra ir ore, ir kur mes bebūtume, ar mes valgytume, ar mes kvėpuotume, ar gertume, mes nuo to neapsisaugosim niekada, bet mes galime savo pagelbėti tik tais, būtent su tais produktais, ką sudėjom, tą išvalėm, neleidžiame susikaupti dideliem kiekiams toksinų mūsų organizme. Dėl to mes ir geriau ir jaučiamės. Tai va. Taip, ar yra naujų žmonių šiandieną pas mus prisijungusių? Naujų, kurie pirmą kartą nežino, apie ką mes čia kalbame, nenaudoja šitų produktų. Visi jau naudojat. Nu, visi šaunuoliai, jeigu visi jau naudojat. Jeigu yra žmonių, kurie nenaudojo, dar tai atsiliepkit. Ir niekas nežino, galbūt teks jums ir gauti dovanų, panaudoti. Tai jeigu jūs neatsiliepsit, aš tikrai nežinosiu, katram čia iš jūsų reikia. Tai gal kas nors dar galite pridurti, papasakoti savo kažkokią tai. Yra naujų žmonių, yra, Valentina. Nu, aš negirdėjau. Nu, neatsiliepia, ar Zūru atsiliepk. Jeigu garsą turi. Labai sunkiai, kol prisijungia, tai gal garso neturi. Gal ne visiems mikrofonas veikia, žinokit. Gal. Na, pabandykit. Va, labas vakaras, atjungiau. Pajungiau garsą. Tai labas vakaras. Ir kaip jūs čia papuolėt pas mus, ar ne? Kaip supratau, jau Algimanta jūs kvietė, tai reiškia, Algimanta jūs pripasakojo kažkokiu tai, ar nebūtų ir nebūtų dalykų, ar kaip čia iš tikrųjų buvo? Nu, aš ir mačiau, aš lankiausi pas jos seserį, tai ir mačiau, kaip žmonės keičiasi. Ir ką jūs matėt, papasakokit ir mums įdomu. Mačiau, kad lankiau konkrečiai jos seserį, nežinau, ir atjaunėjo, ir pagyvėjo, ir skausmais nebesiskundžia, nežinau. Ir jūs net pasidarė pavydu. Pavydėti nereikia, bet ir jūs susigundėt, ar ne, pasibandyti. Taip. Ir trečią pakelį jau prakirpau šiandieną. Trečią pakelį ko? Nu, pakelį tik tai tų miltelių, tą trečią. Tai čia išeina penkta diena. Grimaksą, nes kitų dar nesusipažino su kitais produktais. Aha, tai su Grimaksu susipažinus su kitais produktais, nesusipažinus, tai Algimanta supažinti. Apšvietėt šiek tiek, žinau, kad yra tokie tik, pamėginsim, brangu yra iš tikrųjų, tai visko neįmanoma. Pradedam nuo valymo organizmo. Brangu, tai žinot, kaip pasakysiu, su tuo brangumu. Kas gyvenime, sakykime, žmogaus gyvenime yra saldžiausia? Pasakykit man, kas yra saldžiausia? Cukrus, kas saldžiausia? Ne. Sveikata? Ne. Nežinau. Miegas. Miegas. O kas gyvenime yra brangiausia? Tai čia sveikata. Žinoma, kad gyvybė ir sveikata. Va čia sveikatos ir šito saldumo miego mes niekada niekur negausim. Jeigu mes patys to nenorėsim. Nei sveikatos, nei miego. Žmogus be miego pervargsta,
susigadinam, sakom, sveikatą, ne? Tai nesusigadinam sveikatą, bet mes priverčiam savo organizmą išsekti ir tada atsiranda visokie negalavimai. Tai tas klausimas brangu, nežinau net kaip pasakyti, kas čia tas yra brangiau už sveikatą gali būti. Kai sveikata subirėja, tada jūs gaunat iš vis negaunat. Žinau, turiu pavyzdžių savo šeimoje, giminiai, žinau. Tai va, tai kai jūs išmesit iš savo galvos brangu ir pradėsit rūpintis savimi, tikrai mylėti save taip, kaip reikia save mylėti, tada viskas nebus brangu. Ir tas brangumas gali atnešti jums netgi nepriklausomybę nuo kažko tai. Tai jūs pilnai galite šviesti žmonės, užsiimti su šitais produktais, ar ne, tai jums kompanija duoda dar ir uždirbti dar ir pinigų. Tai ir vėlgi, jeigu žiūrim į vieną ir tą patį, tai kada mes turime sveikatą, turime ir pinigų. Neturime pinigų, neturime sveikatos. Tai mes visą tai galime čia ir gauti. O kad sveikatą mes čia gauname, tai mes ir darome tuos zoomus, kad daugelis žmonių, kuo daugiau žmonių išgirstų, kaip galime savo padėti ir sveikatą pasigerinti, ir kaip pinigų uždirbti. Tai šituose zoomuose apie pinigus mes nekalbame, mes kalbame tik apie sveikatą. O kaip užsidirbti, tai klauskite pas Algimantą ir jums tikrai jinai paaiškins, padės suprasti, kaip tie pinigai ateina. Pinigai ateina čia ne iš to, kad mes parduodame produktą, o kitokiu keliu. Tam, kai mes perkame tiesiogiai iš pačios kompanijos, tuomet mums kompanija ir sumoka, o ne pardavimas vyksta. Tai va. Tai kaip ir žadėjau jums, kad duosiu dovanoja, Katerinos nebandėt? Tikrai ne. Ne, tai aš tada jums dovanoju vokelį Jekaterinos. O, ačiū. Va, ir išbandysit. Yra mergaitės, kurios gaunat dovanų, aš nežinau, kur jūsų ieškoti. Tai jau kada jūs žinot, kad jūs gavot dovaną, tai jūs pabandykit susirasti mane, susisiekti su manim ir tikrai dovanėlės bus visos jums išsiųstos. Ačiū. Taip. Gal dar kas nors norite papasakoti savo istoriją. O kaip jums dar norėčiau paklausti, kaip jūs girdit, ar ne? Matėt, kaip matėt, bet kai jūs zoomuose girdit, vienas apie savo ligą pasipasakojo, kaip jisai susitvarkė, kaip jam padėjo, ar netrodo, kad stebuklas? Tikrai čia taip manęs? palengvina. Tikrai atrodo. Kažkaip tai norisi nesitikė, ar ne? Ar aš girdžiuosi? Tikrai atrodo, tikrai neįmanomi dalykai vyksta. Ir aš pati netgi, pavyzdžiui, geriu su Mėja kartu, tai man biškis skaudėdavo, tai priekį virš nosies galva. Tai žinokit, kiekvieną rytą aš smaugiu nosį grynai su krešuliais kraujo. Ant kiek valosi net kvėpavimo takai, nu čia sakau, čia labai geras produktas. Va, kažką pasidariau, iškilo man langas ir aš nebematau jūsų, bet tik tais girdžiu jūs. Na, bet kažkaip susitvarkysim. Tai Agne, dabar jeigu jau tu prabilai, tai papasakok žmonėm, kuo tu gali būti mums naudinga, kur tave rasti, ką tu čia mums gali padaryti, padėti. Tai mane galima rasti Alytuje, pačiam stikliniam pastate, pačiam pagrindiniam, vienintelis, kuris yra Alytuje, Naujoji 3. Taip pat Vilniaus rajone Nemenčinėj turiu sveiko stuburo klinikoje patalpas. Ir dabar, jeigu reiktų Kaune, galiu gauti patalpas.
nes ten yra biorezonanso mūsų štabas, bet jeigu su jumis susitart galima būtų, tai galėčiau pas jūs atvykti. Šiaip realiai aš keliauju ir per namus, per butus, per nuosavus namus. Žmonės dabar kaip yra, kaip čia pasakyti, žmonės kartais ieško alternatyvos, kaip išlipti iš cheminių vaistų. Tai aš atvykstu, nuskanuoju su savo biorezonanso klinika, prašau išjungti, ir vietoje galiu pasakyti ir padaryti analizę, įsiųsti į e-mailą 17 lapų analizę. Tai pradedant ir numerologiją, ir čakrų analizę, ir aurogramą, bet kas yra svarbiausia žmonėm, tai labai dažnai stuburas. Stuburo slanksteliuose aš galiu matyti netgi užspaustas problemas. Kodėl tirpsta rankos, kodėl kojos, pavyzdžiui, šąla, limfą matau, kraujotaką matau, taip pat virškinimo visą sistemą. Tai tiesiog, kai aš sakau, ką atradau stebuklą, tai pirmiausia biorezonansą, o vėliau jūsų produktą. Tai tikrai drąsiai mane galima rasti Facebook'e, Agnija Nulevičiūtė. Jeigu kažkam įdomu, ten keliama informacija, po manim yra mano sveikatinimo studijos puslapis, ten aš reklamuoju jūsų taip pat produktus. Tai tiesiog ir WhatsApp'ai, ir Instagram'ai, ir TikTok'ai, visur Neo sveikata. Tai jeigu norės žmonės pasidaryti tuos biorezonansus ir negalės rasti tave, tai drąsiai gali kreiptis pas mane. Tikrai taip. Ir mes tikrai duosim žmonėm galimybę būtent su tuo biorezonansu susitvarkyti. Ne? Tai va. Tai ačiū šiam kartui, Agne. Ir kas norite dar pasipasakoti savo istorijų, nes istorijos jūsų kiekvieno yra skirtingos. Ir kiekvienas girdintis, klausantis jūsų istorijos, matys savo problemą jumyse. Ir kiekvienas gali leisti savo žengti žingsnį į priekį ir pasiryžti būtent šitų produktų naudojimui. Tad neskubėkit, nelaikykit savo džiaugsmo viduje, o pasidalinkite ir su kitais. Tai jums 100 kartų dar grįž didesnė sveikatingumo energija, negu jūs džiaugiatės tik vienas. Džiaukimės visi kartu. Tad dalinkimės. Tiek, kiek galime dalintis, tiek, kiek reikia, tiek ir dalinkimės. Tai aš galiu trumpai pasakyti, kas galbūt negirdėjęs. Aš jau iš tikrųjų senokai ir kalbėjau, nes dažniausiai dirbu, mažai kada prisijungiu, tik tai klausausi. Tai pabandysiu aš trumpai, nes jau kai ko net nepamenu, bet tokius pagrindinius dalykus. Tai kaip ir Valentinas sakė, mano pradžia tai tokia buvo, kad aš išvis sveika ir man niekas tikrai neskaudėjo, neskaitant tų smulkių. Ir aš daugiau orientavausi ne savo, bet prieš duodama savo mamai, tai aš pati norėjau išbandyti, žinot, ką duoti, nes jinai tikrai labai daug ligų visokių turėjo. Tai tas mano pradžia ir buvo, kad aš jau, kai pabandžiau, tai man iškart ir su paūmėjimais ir dėjo, taip, kaip aš sakau, jau su visų bagažu, taip, su trenksmais, su viskuo. Tai man iškart kitą dieną buvo ir nugaros skausmai, ir kojų skausmai, aš tiesiog miegoti negalėjau. Nebuvo taip, kad iš vien, bet su tokiais tarpais, kad jau, miegoti tikrai negali. Tai buvo tokie skausmai. Paskui, kai būna tos menstruaciniai, būdavo, kam labai stiprus skausmai yra, tai jie puikiai žino, ką tai reiškia. Tai tas toks mano paūmėjimas buvo irgi stiprus. Paskui ta kandida, apie kurią aš iš visų supratimo neturėjau, kad iš vis dar toks sutvėrimas yra. Kadangi buvau sveika, aš niekad nelabai domėjausi, man niekas neskauda, negėjusi lygų ieškoti, ar ne? Ir su šitais produktais teko susipažinti ir su tokiu sutvėrimu. Ten tai jau buvo tikrai, nepavydžiu niekam, jeigu kas ją turi.
arba turėjo, nu čia tai, nu gal didesnio košmaro negalima įsivaizduoti, kas per sutvėrimas yra, ypatingai toj moteriškoj srity. Tai Rasa, jūs labai puikiai supratot, ar ne, kokioj katorgoje aš gyvenau 7 O metus. Jėzau, aš kiekvieną dieną galvojau, kaip įmanoma buvo gyventi su tokiu košmaru 7 metus, kai aš kelias dienas, aš sakiau, viskas, aš nežinau, jeigu man reikėtų ilgiau, nu viskas, gyvenimas baigtas. Nu nors sienom lip. Ir niekas tau negali padėti ir visa kita, tik tai ta mintis pas mane buvo, kad man tas laikina, man čia paūmėjimas ir man viskas praeis. Tai va tas mane labai džiugino. Ir žinoma, man pakankamai greit praėjo, bet buvo viso organizmo ištinimas, mane visą išputė, man visur skaudėjo. Na, aš kaip ir sakau, nuo galvos iki kojų apie moterišką sritį, tai išvis baisu net prisimint, koks košmaras. Viskas ištinė ten, kai sakytum, supjaustyta kokiais peiliais, tau, nežmoniškai. Ir iš tikrųjų dar, mat jau kiek laiko jau praėjo nuo to karto, sakykime, apytiksliai po mėnesio jin vėl man buvo pasikartojus, bet jau žymiai ženkliai mažiau, bet dar vis karts nuo karto, kelias dienas vis dar pasirodo, bet taip minimaliai, dar neduoda pamiršti, kad jinai pasišalina, jin dar nepasišalinus tikrai. Paskui man labai didelis skausmai užeidavo galvos. Tai tokiais, kaip aš sakau, ratais, kvadratais per tą galvą. Tai vieną šoną, tai nuo kaktos iki pakaušio, tai kitą šoną irgi, tai žiūrėk, pakaušis tau kaista, vienu žodžiu, paskui buvo momentai, kad silpnėja regėjimas ir tiesiog apsitraukia tokiais kaip rūku, kaip sakytum, per ašaras, per kažkokį kai stiklą su deformuotą, tu žiūrėtum ir silpsta regėjimas ir toks vaizdas, kad tu jau tuoj nematysi visiškai, bet tas irgi kažkur tai trunka 10-15 minučių, tada slūksta, vėl praeina. Vat tas su regėjimu man buvo irgi dar prieš savaitę irgi iššokęs, darbę dirbau ir aš matau, kad man jau traukėsi ir aš vis nematau, sakau, nežinau, gal reiks jau tuo ir atsisės, bet paskui vėl pradėjo nuslūginėti. Tai dar vis atsiranda tas beprotos tie stiprus skausmai galvos jau nurimo, nes buvo tikrai kas tiek laiko, bet nustoja, jau duoda kaip ir pamiršti ir žiūrėk vėl tie galvos skausmai. Tai tikrai ilgą laiką, karts nuo karto, kas kelios savaitės, kas kelios dienos vis dažnai būdavo. Tada pačioj pradžioje, tai iš tikrųjų, kai pradėjau naudoti produktus Greenmaxas, Mimaxas, Bliumaxas, tai labai niežtėjo veido oda, apie akis, toks vaizdas, kad apie tas akis adatom kas badytų. Bet čia irgi tokie momentiniai, bet jie būdavo. Ką dar čia man prisiminus, kosulys baisulinis irgi išsikėlė ten tokiais, kaip aš sakau, tokiais geltonais, tirštais, negražiai skambiais krepliais, bet tiesiog tokiais gabalais valėsi iš organizmo. Sakau, man jau kai dėjo su tokiais paūmėjimais stipriais iš tikrųjų. Ir paskui man, žinoma, iškėlė tą krūtiniai matyt problemą, nes aš kaip tik dariausi monogramą, ar kaip ten tiksliau pasakyti, gal neteisingai ir ištariu. Tai kaip ir jie matė tą kažką, tai reikėjo padaryti pakartotiną, jie jau man ten sakė, kad reiks ir biopsijos ir visko, bet kai aš buvau po mėnesio į tą pakartotiną, nes aš kadangi dirbau, tai atkėliau tą vizitą ir per tą laikotarpį Valentinos patarimu aš gėriau padidinus Mimaxą ir Bliumaxą. Po 2, po 3 pakelius, kai paprastai geriu po 1. Tai kai man padarė tą pakartotiną, jie pasakė paprasčiausiai, šiuo metu mes nieko blogo nematom.
Tai iki šios dienos aš dar jokių neturiu nei įrašų, nei pirmo vizito, nei antro vizito, jokio aprašo, jokio laiško, kaip žadėjo, kad atsiūs man laišką, nes aš labai daug klausimų jiem uždaviau ir nuotraukos rodžiau, nes man po pirmo vizito geriant šitos produktus po krūtinę atsirado didžiuliai plėmai, tokie net vyšniniai, net patinė. Pradėjo matyti valytis iš organizmo visą chemiją, viskas ir aš klausiu, kas tas yra ir jie nežino, jie pirmą kartą mato ir paprasčiausias buvo pasakymas gydytojo, dabar yra, sakau, dabar nėra, viskas praėjo. Nu, tai jeigu atsiras, tai kreipkitės. Niekas jokio paaiškinimo. Na ir jis man neatsako, aš jam vėl klausimų ir tiesiog taip matėsi, kad nori, kad tu greičiau išeitum, viskas bus atsiųsta, jūs gausit laišką. Tai vat po šiai dienai aš dar jokių laiškų nesu gavus. Tai sakiau, rašysiu užklausą, kad jie man vis tiek turi duoti kažkokį atsakymą, kodėl man tie vizitai buvo daryti. Tai žiūrėsiu, ką jie man parašys. Tai vat taip trumpai apie tuos didesnius mano stiprius paūmėjimus. Apie būtent šitą jūsų problemą, Rasa, mes labai daug kalbėjom, ar ne? Ir mes gavom daug ir atsiliepimų, kad tiesiog paprastas guzelis gali būti ir ne piktybinis ir ne vėžys, kaip jį įvardina, bet mūsų apsilankimas pas juos suaktyvina būtent vėžį, ar ne? Tai jeigu mes pasiduodame būtent į jų rankas, tai 100% mus pradeda gydyti kaip nuo vėžio. Bet jūsų 101 klausimas juos suglumino ir jie nežinojo, ką jūs toliau darysit, kaip jūs daugiau su jais bendrausit. Tai tiesiog ir paliko ramybei, nes to vėžio kaip ir jo ir nėra, ne? Bet jiems reikia padaryti kažkokį tai planą, atėjo žmogus pasitikrinti, bijodamas kažko tai, ar ne, ir prašau, gaunam žinią, kad jūs sergat, o paskui, vat kaip Lijana buvo viena moterį čia į Zoom atsivedus, ar ne, kad gavo ir chemijos ir visko, ir gavo vaistų gerti, tuos vaistus jinai negėrė ir visiškai nieko nenaudojo nuo to vadinamo vėžio ir po viso tos chemijos, kas tenais pravirė, pradirbo, tai sugedo kiti mūsų jos organai, o ją pasveikino, kad nugalėjote vėžį, kurio net nebuvo, o buvo žmogus chemoterapintas, plaukai nusliko, dantis išbyrėjo ir visi kiti dalykai pasidarė. Tai vat čia vėlgi negalim sakyti, kad medikai mums nereikalingi, bet negalime sakyti, kad ir iš karto mes turime pas juos bėgti. Pirmiausia, įvertinkime savo galimybės, ar ne? Išmeskime viską iš savo kišenių, tie, kurie sako brangu, ir pabandykime patys save pasitvarkyti natūraliai šitais produktais, o nebėgti ir milijonus nunešti ten, kur jūs nepagydo, bet nugydo. Ar netiesa sakau, Rasa? Dažniausiai taip. Mudvi priėjom tokios išvados, kad pirmiausiai mes turime padėti savo pačios. Ir jeigu jau mes matysim, kad mes savo pačios negalim padėti, tuomet einam ant chemijų. Bet kaip matom, viskas labai aukštam lygyje. Nebereikia chemijų, nebereikia, dabar tik principo reikalas, kad duotų atsakymą į tuos klausimus, kuriuos jūs jiems uždavėt. Jo, paprasčiausiai, įdomu žinoti, kokiu pagrindu jie man, sakykime, gerai, pirmų kartų, tai, sakykime, kas kiek tai metų vis tiek tikrina tas moteris, tai kas keli metai kažkaip atsitiktinai aš nuėjau, šiaip paprastai būna neinu. Tai
O vat, tas pakartotinas, tai vadinasi, jeigu jūs daro, tai jūs jau kažką matėte, tai jūs man turit ir duotą atsakymą iš tikrųjų. Na, bet, nu, vat vis tiek, žiūrėsiu, aš ką jie man aprašys, man vis tiek įdomu. Jie vis tiek kažkokius įrašus daro ir jie privalo juos daryti. Tai kaip ir turėtų būti. Privalo, sakykime, pacientą informuoti Jo. ne tik žodžiu, bet ir nuotraukom, raštais, ar ne, taip, nes prigąsdinti, išgąsdinti žmogų labai lengva, ir tais pagąsdinimais gali sugadinti žmogui visiškai gyvenimą, ar ne, nes kai duoda jau kažkas tai yra negerai, žmogus jūsų atveju taip pat ras, ar ne, nebuvo labai gera, nes dirbat Tik abejonė tas stovi. baimė jinai nori ar nenori kyla ir tai visą tai padaryta visiškai be reikalo. Tai vat žmonės Jo, nes aš, pavyzdžiui, kai tada nuėjau antrą kartą, aš iškart klausiau, kodėl. Tai jie sakė, kad vat, turi jie tą įrašą, tą nuotrauką, jie norėtų padaryti antrą, kad palyginti tas abi nuotraukas. Nu, tai vis tiek, jeigu norit palyginti, tai vadinasi kažką jūs matot. Nu, tai faktas, kad turi būti ir paaiškinimas tam. Tai va, bet mūsų dalis šitoj dalyje visas džiaugsmas, kad mums medikų toliau ir nebeprireikia. Mes patys tapom medikais, ar ne, ir įsigydom, ir susitvarkom, o visa kita pirmiausia, tai pati liga, jinai dėl nusilpusio imuniteto atsiranda. Jeigu imunitetas stiprus, nei vienas parazitas jūsų antmenčių nepaguldys. Tad stiprinkime imunitetą su Greenmaxu, Mimaxu, Bliumaxu, Fleximaxu, Kordimaxu, Kava, Jekaterina. Kuo tik tais galime, ne? Va, ir galime prabėgti pro jų duris ir pro jų langus. Tai ačiū, Rasa, kad dar kartą priminėt savo istoriją, nes jūsų istorija tai... Jo, nes kai kurie gal ir nėra girdėję, tai vat, galbūt kai kam aktualu kai kurie dalykai. Taip. Tai dar ką norėsiu pakalbinti, matau, buvo pirmai ir video įsijungus, tai Raimonda, labas vakaras, Raimonda, labai įdomu ir tavo istorijas išgirsti. Aš sveiki visi, aš vonioju, dukra maudo, aš ką norėjau pridurti pirmai, kaip labas sakyti. Ką norėjau pridurti, tai aš turiu 3 vaikus, vyriausiam 12 metų. Ir visus tuos metus, to 12 metų vaikus, kai susirgdavo, gydydavo, aišku, vaistais visokiais, ne? Ir va dabar, ką man Henrieta pasakė, mano mažoji dabar 3,5 metų. Ir mes per 2 savaitės buvom pasigavę 2 skirtingus virusus. 2 kartus buvom pas daktarus. Tai pas mus temperatūra buvo per tas 2 savaitės aukštyn ir žemyn šokinėjo ir buvo beveik iki 40 kilus. Pas ją gerklė labai raudona buvo, angina buvo, kosėjo, aišku, nosytė atbėgo ir taip toliau. Ir aš pirmą kartą gyvenime nedaviau nei jokių antibiotikų, nei nieko, o gydžiau aš ją Bliumaxu ir Mimaxu ir va, kukulis maudosi ir aš negaliu, man taip širdis džiaugiasi, kad man nereikėjo tų antibiotikų įkišti, nes jeigu jau angina, nu, tai visą laiką pirmas dalykas, jau temperatūra aukšta, angina, viskas reikia antibiotikų duoti. Tai aš tik tai norėjau pirmai tą pridurti, kad, nu, šakės, aš negaliu. Labai smagu buvo, kad, va, pagaliau išmokau po šitiek metų vaikus gydyti, nu, natūraliai, o ne su antibiotikais. Jo, ir dar, Raimonda, aš žinau, kad tu turi problemų su sąnariais. Jo, aš turiu problemų su sąnariais, bet aš dar šiandien ir su Henrieta konsultavausi, nes aš Greenmaxą naudoju netoli mėnesis laiko tik tai, Greenmaxą, Bliumaxą, Mimaxą naudoju, tai jinai sako, dar šiek tiek palauk, kol galėsi prijungti Fleximaxą. Tai vad gal jūs kažkas naudojat, nes man labai su sąnariais blogai, kojų ypač, aš labai sunkiai lipu ir laiptais ir panašiai, tai
Tai nežinau, kada aš va tą Fleximaxą galėčiau prijungti jau. Na, Fleximaxą reikia prijungti būtent dėl sąnarių, tai arba į vandenuką drungną, ne, arba sausą, būtent nuo sąnarių. Tai po kokių 2 mėnesių. Po 2, aha. Gali ir dabar tu jį pradėti naudoti, bet jeigu jau labai suumės, nes Fleximaxas, tai ne taip kaip Greenmaxas, Mimaxas, Bluemaxas švėliau eina, ar ne, po truputėlį, sakykime, duoda taip iš peties ir tikrai žmonėm būna labai didelis skausmai. Tai vad, pirmiausia, mes pradedam nuo Greenmaxo, Mimaxo, Bluemaxo apie porą mėnesių, o paskui iš lėto po truputėlį imam Fleximaxą įvedam. Nes iš šitų produktų Fleximaxas mūsų negaili. Aišku, supratau. Tai aš taip ir planuoju, galvoju, vat, po naujų metų kažkur gal dar šitą mėnesį, šiek tiek tai ir bijau to paumėjimo, nes šventės ir darbai laukia, ir šventės ruoštas, tai kažkaip gal reikės pradėti jį, nes aš jau jį turiu. Tai pasižiūriu vis, gal dar ne šiandien, vėl pasižiūriu, gal dar ne šiandien. Tai va gal po naujų metų, kai paprims viskas, visi užsakymai, nes aš su maistu dirbu, tai kai va užsakymai baigsis šventiniai ir šventės visos, tai pradėsiu ir Fleximaxą jums žiūrėsiu, kas čia bus. Dar labai nedaug laiko naudoji, net vyriam gali pradėti padėti taip žymiai aiškiai Greenmaxas, Mimaxas, Bluemaxas. Taipogi eina Tai jau man jau dabar, aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų, aš net beveik mėnesis naudoju, tai aš jau laiptais jau lipu, nes aš lipdau iš vis realiai, tai vieną koją pakeli, kitą pristatai, vieną pakeli, va taip kiekvieną laiptą. Aš jau dabar varau jau po vieną koją ant laipto, po mėnesio laiko, tai jau yra pokytis, nes jau kaip prieš pradedant naudoti, tai visai ragas buvo. Tai va, ir aš galiu pasakyti irgi, kad pas mane buvo tas pats, žinokite, po tos Laimo ligos aš negalėjau normaliai vaikščioti. Tai dabar, kiek aš jau irgi 2 mėnesis, kaip geriu šitos produktus. Tai pajutau, žinokite, visai kitas jausmas. Aš visai pamiršau, kad aš negaliu kojų perstatinėti. Aš dabar einu ir galvoju, blembački, tai čia prieš metus laiko, prieš tą Laimo ligą aš taip jaučiausi gerai. Tai va 2 mėnesiai, kaip naudoju šitos produktus, tai ir jums turėtų, žinokite, pagerinti. Aš irgi galvoju, reikės tą Fleximaxą pradėti gerti, bet kad žiūriu, kad man ir nuo šitų 3 produktų jau gan jaučiasi labai stipriai, kad kojos, žinokite, labai normaliai. Jo, tikrai. Jo, sakau, irgi dabar jau mandra varau po vieną laiptą ir o kitas dalykas, tai labai mano tas miegas irgi labai kuo džiaugiuosi, tai aš tokia nublūdindavau iki 12, iki 1 nakties visą laiką, aš negalėdavau tiesiog užmigti, o ir užmigus keldavausi dar po kelis kartus, tai tiesiog prabudinėdavau. Vakar tai iš viso čia man kosmosas buvo, nežinau, 10 valandos aš nesulaukiau, aš jau miegojau vakar. Atsikėliau šiandien 7, tai aš 9 valandas šią naktį išmiegojau, tai aš nesupratau iš viso, kas čia, kur čia, kaip čia, kad mane čia išjungė taip, bet aš ant tiek gerai šią naktį išmiegojau, ko nežinau, kokius 4 paskutinius metus nebuvau taip normaliai gerai išmiegojus. Tai viskas kažkaip. Ačiū mergaitės už pasidalinimus. Ir aš manau, kad jau mes šį vakarą irgi trumpinsim savo laidas, nes todėl, kad 9 valandą jau prasideda truputėlį valandą vėliau negu visą laiką. Ir jau vėlus metas, tai vieniem į darbus, kitiem dar kažkur tai į mokyklas ir dar panašiai. Ir aš pati šiandien labai pavargus, tai šiandien aš jūsų irgi nebekankinsiu. Aš asmeniškai. O tie, kurie nori tarpusavyje pasikalbėti, nes po Zoomo paliktas atviras Zoomas jums pasibendrauti būna kartais dar įdomesnis negu pačiam Zoome pasakojimai. Tad neskubėkite atsijungti. Jeigu norit, galite pasibendrauti tarpusavyje, o įrašą dabar stabdysiu. Tad noriu atsisveikinti su jumis visais iki
ne kito antradienio ir ne dar kito antradienio, o po 2 savaičių, todėl kad vėl prasideda mano kelionės ir Zoomo nelabai galėsiu pravesti. Jeigu jums reikės kažkokios informacijos, visada galite rašyti į Messengerį man arba į mūsų sveikatą, arba tiem žmonėm, kurie jūs pakvietė iš tuos Zoomus, į visus klausimus tikrai gali atsakyti visi tie, kurie patys perka produktus ir naudoja tiesiogiai iš kompanijos. Tad švenčių laiku Zoomai suretės truputėlį, bet nieko nepadarysi. Tai yra šventės, visi žmonės susijėmę, mes taipogi esam žmonės irgi su savo gyvenimais, su savo darbais ir panašiai. Tada ačiū labai visiems, kad susirenkat pasidalinti savo istorijom, vieni pasidalinti, kiti pasiklausyti. Ir labai laiminga, kad daug žmonių išgirdę jūsų istorijas ateina pas mus į Zoomus ir sako, aš negalvoju, kad tai yra stebuklas. Tad stebuklų niekas kitas nedaro. Stebuklus darome mes patys. Tik tais reikia imti, pasiryžti ir naudoti M International produktus, Green Maxą, Mimaxą, Blue Maxą, Flexi Maxą, Cordi Maxą, Jekateriną, kavą ir dar kaukę veidui. Mačio, teisingai. Milda. Ir mačio stebuklingas, kuris ne vien tik tais vyrams, bet ir moterims labai gerai padeda skydliaukės srityje, hormonams ir visiems kitiem dalykam. Tad naudokit, būkit sveiki ir kai būsit sveiki, būsit ir turtingi. To jums linkiu kiekvienam iš jūsų, kuris čia esate prisijungę prie mūsų. Iki kito karto. Ačiū, Valentina. Iki.